Nepaisant veiksmų mažinančių eiles pas gydytojus, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas žmonėms negerėja. Net 73% apklaustų gyventojų ilgas eiles įvardina kaip pagrindinę sveikatos sistemos problemą. Mūsų vertinimas taip pat rodo sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo netolygumus tarp didžiųjų miestų ir regionų. Trečdaliui kaimo gyventojų sunku užsiregistruoti pas gydytoją, mieste 22%. 34% kaimo gyventojų sunkiai patenka pas gydytojus netoli namų, mieste 17%. Kita problema – gydytojų darbo krūviai. Daugiau nei pusė apklaustų gydymo įstaigų pripažįsta, kad jų specialistų krūvis yra didelis arba labai didelis. Yra gydytojų, dirbančių net 2,75 etato, nors darbo kodeksas leidžia tik iki 1,5. Per didelis krūvis reiškia pavargusius gydytojus, klaidų riziką, perdegimą ir dar ilgesnės eiles. Todėl reikalinga sureglamentuoti krūvių klausimą. Vertinimo metu nustatėme, kad vis daugiau gydymo įstaigų naudoja išankstinę pacientų registravimo informacinę sistemą. Ji turi padėti pasirinkti greičiausią ir patogiausią vizito laiką pas gydytoją ir tolygiau paskirstyti pacientus tarp gydymo įstaigų. Deja, sistema naudojasi vos 7–8% pacientų ir tik pusė vizitų laikų yra sukeliama į šią sistemą. Šiandien akivaizdu, kad siekiant mažinti eiles pas gydytojus, būtina imtis papildomų efektyvesnių sprendimų. Labai tikiuosi, kad naujoji vyriausybė dar kartą perkraus šį klausimą iš esmės ir imsis platesnio masto intensyvių veiksmų, kad sistema tarnautų žmonių sveikatai.